Sveiki, šiandien vaizdas šiek tiek iš kitos jau vietos, negu matėt paskutinį kartą mane. Šiandien turėjom tokį įdomų dalyką. Jau mes, aišku, plyteles esam suklijavę, turėjom situaciją, plytelė bus heksagoninė. Tai kas, jeigu yra tekęs susidurti su tokiam plytelėm, turi savotiškų sunkumų, nes turi daugiau papildomų kampų ir daugiau papildomų kraštinių, kurios gali nesutapti su plytelė šalia esančia dydžiu arba tenais pločiu. Tai ką turėjom, gausi pasiskaičiavom kompiuterį, viskas atrodė kaip ir gerai. Aišku, gali būti, kad ir iš mano dalies tenais buvo klaida, gali būti, kad ir kažkur tais matmenis netaip gerai užsirašiau. Tai automatiškai viskas pagal planą taip ir nesigavo, kaip ten norėjomės. Tai teko biškį persiskaičiuoti. Gerai, kad iš tikrųjų prieš pradėdami dėti, paėmėm, persimatom, pasižiūrėjom, ar tikrai viskas atitinka. Tai gavos, kad šiek tiek netitiko, teko pakoreguoti visą situaciją jau tenais vietoj, teko įsidėlioti dar papildomai šiek tiek, bet principas buvo viskas jau daugmaž aišku, įsipjojom, susidėjom. Dabar toks dalykas, turėjom 3 plytelės turėjo sudėti vieną bendrą raštą, tai gėlytę, arba bent jau kampus susijungiančius, kurie vizualiai leistų gražiai atrodyti grindims. Tai vienas su kita susijungia ir taip toliau. Tai kadangi toks dalykas atrodo visai neblogai, tik tais tiek, kad yra niuansas, kad tu norėdamas sujungti tuos kampus, turi tas plyteles sukioti aplinkui savo ašį, tenais 360 laipsnių kampų ir tada žiūrint, kokį kampą pataikysi, tai turim ne vienodus kampus, turim šiek tiek siūlės pasikeičiančias, bet aišku labai minimaliai, nes plytelių kraštinės yra ne visiškai idealiai sujungtosios, tarkim, matmo tenais, kaip pavyzdys, nuo krašto iki krašto tenais turi būti 10, čia 10 būna nuo 10 į 11 ir ten 10 su trupučiu, tai todėl tos plytelės tenais taip ir gaunasi nebesusijungiančiai, bet vaizdas dabar turim situaciją užglaistę, viskas atrodo tvarkingai. Turėjom heksagoniniam plytelėm skirtus kryžiukus, galėsiu aš juos parodyti, jie yra skirtingi nuo paprastų kryžiukų, kad paprastas kryžiukas turi tiesiog 4 taškus, tai tarkim vertikaliai ir horizontaliai eina po tą juostą, susikirčiančią per vidurį. O čia yra Y formos kryžiukas, todėl jisai tokiose vietose labai gerai susidėjo. Todėl situacija šiek tiek pasikeitė, kai, aišku, mes matydami pačias plytelės, kai dėjom, matėsi, kad ant tų plytelių yra kažkokių nedeformacijų, tiesiog ar subraižymų, tiesiog piešinėlis nėra toks idealus, kaip norėtųsi, bet aišku, mes šitą dalyką sutikom, kad visko pasitaiko ir tokios plytelės jau, manau, žmonės žino, kokias jau nusipirko, bet pasirodo dabar, kaip jau viskas susiglaistė, nors jau apie savaitę laiko stovėtos grindys jau nieko nedaromos, bet žmonės pamatė tik tais dabar, kad gavosi, kad tos plytelės jam nebepatinka, nes gaunasi, kad jos nebevientisos, gaunasi kažkokių tais pabraižymų, lygtais primenančių į pabraižymus, bet iš tikrųjų tenais glazūra yra nuvalyta ar tenais nubraukta, tarkim, kažkur taškelis, kažkur juostelė, bet, aišku, nei vienas nežinom, kaip turėtų realiai taip atrodyti tos plytelės. Nuotrauko jos atrodo visai, vienai par kitaip pasižiūrėjus, jos atrodo gražiai, tik sudėjus ant grindų, jos jau taip tokio vaizdo jau nebeturi. Bet iš tikrųjų, kaip nežiūri į vieną tašką, bendras vaizdas, tai man atrodo tenkina. Tai galėsiu aš to nueisim parodysiu, ką tenais turėjom, kokie kryžiukai. Ir nežinau, toliau žiūrėsim situaciją, pranešėm, kad iš tikrųjų tai ne dėl mūsų kaltės visas šitas dalykas atsitiko, mes nežinom, kaip tos plytelės turėtų atrodyti, tai tiesiog iš tikrųjų susidėjo visos plytelės iki vienos beveik, liko 3 vienetai tų plytelių, tai kad ir viena ar kita plytelė būtų buvus su tokiu defektu, tai mes ją būtumėm išėmę ir pakeitę, arba, kas reikštų su mechaniniu pažeidimu. Tai mechaninis pažeidimas yra arba glazūra neužsilydžius, ištrupėję, nuskilę, sulūžę, įtrūkę. Tai va tokie dalykai, kurių mes jau pamatę, juos pakeičiam, bet čia toks dalykas visai netitiko tų reikalavimų, tai mes tą ir palikom, bet kadangi žmogui jau gaunasi jau nebegražu, tai bando jisai kreiptis į parduotuvę, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų kokia čia bėda.
Tai nežinau, galėsiu aš tada parodyti, kas tenais gausis, ką mes tenais darysim. Jeigu šiaip iš tikrųjų reikėtų pakeisti visą sutvarkytas grindis iki naujo, tai reikėtų tada visas plyteles nuimti ir tada uždėti per naują. Bet aišku, didelis žmogiškųjų resursų išvaistymas, nes mes gaunasi suklijavom tas plyteles, uždėjom glaistą, viską pabaigėm iki galo. Perfekcionistiškai žiūrint, jeigu reikėtų idealiai viską taip padaryti, kad nieko nebūtų, jeigu tokias plytelės dar gautų visiškai idealiai gražias, tai reikėtų viską per naują nuimti, sudėti per naują ir toliau tęsti darbus savo toliau. Bet atitinkamai reikėtų daugiau resursų, nes gautųsi nusiemi plytelę, gaunasi klijai, reikėtų nušveisti viską, paruošti pagrindą vėl iki gražaus lygaus paviršiaus, kurį galima būtų sutvarkyti tokias plyteles, nes toks paviršius reikalauja ganėtinai gumo jo, nes turi ta plytelė 6 kampus, kuriais remiasi ir jeigu tu vieną kažkokį kampą paspaudi arba 4 sulygini, 5 sulygini, vis tiek vienas kampas gaunasi iš šoko, jeigu darai ant nepakankamai lygaus paviršiaus.